Taigi, sveiki žiūrovai, su jumis aš Android Game ir sutinkame naujame Minecraft ištremtieji epizode. Jau ketvirtasis epizodas ir radau čia netoliese arklį, kuris yra mano atžvilgiu labai greitas. Ir jau tai ir šoklus dar beje pakankamai. Tai velkamės į vagan. Palaukit, noriu pažiūrėti, aš jums parodyti noriu. Tuoj. Pažiūrėkit, kaip iššoka. Tuoj. Traukiuosi iš čia. Mane nužudė. Ant arklio nužudė. Įga. Tai jau, matot kokį arklį yra. Tai jau 3 arklius turiu. Būčiau kaip geras turės, bet vienas biški mirė. Ir jau eisime įsmiegoti ir šiandieną eisim daryti javų, visokių javų, morkų ir bulvių fermą. Tai ko man labiausiai reikia per šį žaidimą, tai mėsos. Nebūtinai mėsos, bet maistų reikia. Iš tos fermos nežinau kaip, bet ten nei vieno viščiuko nėra. Ir nesuprantu kodėl. Visiškai nesuprantu kodėl nėra čia. Tai reikės ir vėl man kiaušinių rasti, nes kiaušinius labai man buvo sunku. Iš tikrųjų, tuos kelius ten bent 2, kad būtų viščiukus gaučiau, tada būtų jau labai gerai, nes pradėčiau išbrydyti juos. Ir jau, tai gal dabar padėti. Paskiau aš nurinksiu šitą ir fermą. Aš kiek čia buvau šitam žaidime, tai ne truputėlį. Kaip sakau, truputėlį. Aš į vieną kartą šitą visą buvau fermą nurinkęs. Į dar ką, tai tiek daug aš visko radau. Tiek tai ironų 15 čia yra likę. Į dar bustekai va. Čia ir čia matote. Paskiau pasidariau iron beveik full setą iron jau nesenai. Paskiau pažiūrėkit, kiek yra saunų gavau dar. Dabar aš buvau su savo šituo arkliu greituoju nulėkęs ten ir radau slaimų. Tai man labai reikėjo netgi slime bolų, tai juos žudžiau ir pasidariau pistonus. Sako, yra sticky pistonai ir paprastų pistonų turiu. Tai paprasti pistonai neprilimpa blokas, o šitie prilimpa ir galima traukinėti, už tai tik tai išmeta tą bloką. Ir jo, tai darysime automatinę fermą, bent truputėlį automatinę. Tai kur mes darysim tą automatinę fermą, tai turbūt ant šito, bet pradžioje turiu nusikirsti medį dar. Ir būtų jau labai būtų gerai, galėjau ir iš anksto aš netgi nusikirsti jau. Bet ir gal ir dabar visai sueis. Tik man dabar biškiai jau seniai žaidė, iš tikrųjų aš esu MC, nes truputėlį pamiršau dabar, ką aš laifinau, tai Clash of Clans, jau. Šitas tegul man išlieka šitas, man nudžiūtų visas medus, nukristų tie lapai, galim pačiam dar padėti. Ir jo, turėsim čia statyti iškart. Statysimės į tokį jau su, kaip jums pasakyti, tai pradžioj pasidarau kontūrus tos fermos, nes man nereikės kontūrų tikrai, bet jo, ko aš daugiausiai radau per tą, kai kasinėjau užsikėlusi, tai ironų ten, nežinau, ten netgi reikia ką padaryti, tai reikia kaip visada, bet kaip ne visada, va nutildyti, viskas, daugiau niekas jau
nevibruos telefonas. Ir jau, tai, kaip sakiau, ironų daugiausiai radau. Tai man jau daugiausiai reikėjo netgi. Ir pasidariau tuos, kaip tai vadinasi, IT hopperiai. Jau daugiau nieko nenuveikiau prasmingų šitame. Tik sakau, jau kasinėtis ilgai. Tai ten per kokius, pavyzdžiui, 35 minutės. Tai čia nėra daug, iš tikrųjų, kiek prisikasiau. Man taip atrodo, kad nėra daug. Tai, nežinau, iš tiksliai šitą man reikia, va, iškart matot sėklų turiu. Ir paskiau turėsiu biškai sustabdysiu ir video, kad eičiau sėklų prisirinkti, bet jau kai pabaigsiu jau fermą statyti. Tai jau, šitų galim nusigriauti dar čia šito žolės, nes gal net dar sėklų gausim. Nieko negavau, deja. Ir jau dabar statysiu iš granito, jau to lyginto. Ir jau, tai dabar pasiėmu, aš geriau iš karto pasidariau 2 stakus dar, dirtų prisirinkau ten, kai jau kasinėtis, tai va specialiai čia pasidėjau, nes man jau tikrai reikės ir jau. Dabar, ką padarysim, tai fermą iškart pradėm statyti. Tai aš noriu paskaičiuoti, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gal dar 11, 12. Ir tokią, šitokią reikia statyti, tai man šita ferma iš tikrųjų visai bus pakankamai gera, nes man ko reikia tai javų. Daugiausiai man reikia javų, bet ir pačių maisto, nes man javų reikės. Netgi aš negalėjau pabrydyti, kaip sakau, gal neleidžiama pabrydyti, man atrodo, arklius. Eitų pabrydyti arklius, kad gaučiau arkliukų kokių mažyčių ir kad jų širdėlės atsistotų jau 100 full jau, kad būtų širdėlės. Bet man net taip nepaėjo dar iki dabar. Vos pats maisto prisirenku jau. Dabar taip atrodo, kad čia daug, nes aš daug rinkausi maisto, kai jau kasinėtis. Nes tik kai kasinėjausi, dažniausiai valgiau zombių tą mėsą, rotten flešas. Dabar 1-2 lygmenys. Įstatysiu aš kokią, nežinau. Palaukit, opa. Pirkės, dabar vėl statyti taip. Ir pastatysiu tokią ilgą fermą, kuri man laikys pakankamai ilgai. Ir aš matau, kad man tikrai blokų neužteks niekaip. Man reikės pasiimti dar iš paprastų čestų. Opa, dabar dar šitam labiau norėčiau nusigriaut bloką. Ir čia dar užstatyti, tai 1, 2, 3. Iš tokie pastatome fermą, galima belekiek tų lygmenų, nes vanduo kai tekės, tai ir tekės. Žiūrėkit, jau netgi jau tas atsiranda, kur žolėje atsiranda. Dar čia pastatom, dar einame, pasimsim dar dirtų, jeigu neužteks, tai nežinau. Žiūrėkit, dar čia daug dirtų turėčiau turėti. Šitų dabar išsėmame, kur dar dirtų, čia dirtų, kur dar dirtų, čia dirtų, easy. Dabar tikrai pakaksiu dirtų, 3 stakų. Ups, ne taip čia padėjau biškį.
susirenku dirtą ir varome dar statyti. Ir jo. Ir šitas epizodas pakankamai bus ilgas ir kas man trukdo, tai vėl medis. Nes čia va šito vietoje turėsiu daryti mechanizmą, kurį pats įsigalvojau, aš netgi ir viskas veikia 100% ir jo. Opa, 10 minučių filmuoju. Ir dabar bandau aš 1, 2, 3, 4 sluoksnius, 4 sluoksnius pastačiau. Bent 5 pastatom sluoksnius ir bus dabar gerai. Šitaip ir 1, 2, 3. Ir vėl po 3 reikia pastatyti. 3. Tai jau. Tai biškį buvau išėjęs, nes reikėjo. Dabar grįžau ir baigiam statyti fermą. Sakau, baigiam statyti lygmenis dabar. Ir einu įsimiegot geriau. Dabar pradžio pasidedame medieną, kurios mums dabar nereikia ir mes jos turime pakankamai daug. Nes turėtume žymiai mažiau medienos, bet kai yra toks dalykas kaip toks dalykas kaip vienu... Kodėl jie mane žudo? Man niekada nepatinka tokie dalykai. Nu, varau. Pabaigti žudybą ir zombių. Dabar tai reikia nužudyti iškart. Opa. Ko dar vienas? Kitas iš anos pusės reikia, kad manęs nepamatytų. Opa. Ne, prašau. Dabar vėl pavalgom ir varome statyti fermą. Ką dabar padarysiu, tai ką dabar padariau biškį blogai, tai šitas dar reikia išgriauti vieną bloką ir šitaip. Opa. Ir jau tikrai blogai padariau dabar. Dabar turime va šitaip, bent aš griaunu va šitaip blokus dar po apačią vieną, nes ten aš galvoju, kad ten, gerai, nes ten vandenį padedu, kad būtų pakankamai šlapias dirtas. Ir jau dabar reikia pasidaryti, aš pasidaręs prieš kadrą dar pasidariau dar vieną šufelį ironinį. Jeigu prireiks dar darysimės. Ne, man reikia įlipti čia. Opa. Tai va turbūt jau šitaip nusigriuviau kiek ėjau. Čia uždedam dabar, nuimam čia po vieną bloką. Ir po 2 nuimam blokus. Aš netgi dar po 3, nes man reikia taip. Dabar aš taip ir viską nuimti reikia. Ir dabar ką padaryti, tai šitą palikti bloką reikia, kodėl aš juos uždėjau. Ir ten reikės pripilti vandens, tik man reikia dabar kibirą atsinešti. O kur kibiras yra, tai čia vienas, gal dar neturiu. Būtų gerai, bet neturiu, bet einame pasidaryti
dar 2 kibirus, nes kad būtų greičiau. Tai pasiimame ir iškart galim kibirus netgi padėti. Va šitaip. Ir dabar 1 kibirą, 2 kibirą ir 3 kibirą uždedam. Ir dabar ką padarom, tai virtą šitaip uždedame. Dabar nereiškia gal kastis. Būtų gerai, kad pasimti dirtą, tas, kuris ten dabar bus atplovė mum. Taip. Gerai, ir dabar taip pat ir čia tą patį padaryti su vandeniu, užpilti vandenį. Ir taip visuose sluoksniuose. Tai aš viską darysiu ir ant kadro, kad pamatytumėt, kaip reikia, kai pirmą kartą fermas darau. Ir tai, kad būtų didesnis epizodas, dėl to aš darau jau viską ant kadro. Ir dabar iš ką galim padaryti netgi turbūt. Galim susikaupuoti, nes parodysiu, kauptukas čia turėtų būti, tai. Va, pasiimame ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, ant šitų padarai ir jie taip bus, o turi įsigerti vanduo, kaip čia bus, pamatysit dabar. Atkreipkite dėmesį, čia ir čia, kas atsitiks tuose abiejose. Tai ten pasidarys jau juodas, nes šiandien yra po juo vanduo, o čia liks tokios pats spalvos. Tai gali dar ir aš pasikau teisiu pamatysit. Dabar ką darau, tai tą patį čia. O kaip čia daryti, tai viską tą patį. Tik pradžių dirto aš čia pasiimu geriau. Sluoksnį visą reikės uždengti, nes vandenį reikės pilti ir į šitą sluoksnį. Va, ant šito reikės pilti vandenį. Tai reikia, gali dirtų netgi neužtelti. Užteks, aš galvoju, kad čia paskutinė jau tie dirtų. Va šitaip dabar pasimsime dirto, tai dabar laikinai šitaip uždengiu. Net nereikia dabar dengti. Paskiau reikės uždengti. Tai dabar pažiūrėkite. Nu dar nepasidarė, bet pamatysit pasidarys. Ir dabar dar pasiimame 1 kibirą. Viską, dabar einame vėl užpilti. Tai čia reikia pilt, čia ir čia. Tai čia 1 kibirą. Taip greitai. Opa, ir dabar vėl aš uždengiu šitai. Čia vanduo. Ir va kaip aš dabar rinksiu sėklas, aš tą patį norėjau jums sakyti. Kai būčiau ėjęs rinkti, vandenį paleidi, pavyzdžiui, nuo kokios kalvos ir surenka viską. Ne, tik ne, ką aš padariau. Prašau, kad atsistatytų. Nu, gal atsistatė. Dabar dar kartą pasiimame kitą vandens kibirą. Ir einame vėl padaryti anoj pusėj. Ir taip visuose 5 sluoksniuose. Tai dabar galima šitaip uždengti ir šitą dėti. Bam, bam. Ir bam. Man atrodo netgi, dar jau net nepadėjau šito. Dabar reikia eiti kažkaip iš anos pusės, kažkaip užlipti. Nes taip visada bus, kai aš taip darau. Ir viskas. Dabar matote, vėl reikės dar tokį padaryti dalyką. Šitą nuėmsiu dirto bloką ir tą patį vėl 1, 2, 3 ir
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tiksliau vėl. Pakankamai čia yra lengvas dalykas. Viskas. Dabar vėl vandenį eisim pilti. Man taip reikia valgyti, kad aš nesuprantu, ko, kad vaikščiau. Opa, muzikėlį iškart pasileidau. Šito net nereik bloko. Ar aš kodėl aš jį padėjau, nežinau. Tai bet visi reikėjo padėti. Reikia vėl vandens. Pasisemsim vandens ir padarysime nuo tą patį pusę ir būsiu padaryti 3 lygmenys taip pat. Ir bus belieka tik tai 2 lygmenys ir pradėsime paskiau jau kitą dalyką daryti. Ne, kodėl man taip nesiseka, kodėl man opa ir aš man atrodo ne ten padėjau vandenį. Jau ne ten. O dabar tai jau ten. Viskas. Gerai. Dabar padarome šitoj taip pat. Dabar čia reikės netgi palipti jau mum. Pasidedu blokų, kad palipčiau. Ir štai padaryti. 3 ir dabar reikia pašauk šitą bloką pasim. Tai matau, čia taip ir padaryta, tai bus. Ir čia šitos vietos net nereikia apšviesti dabar. Pavyzdžiui, kur vanduo, nes visi ten nieko mes nedarysim, tai mobų ten tikrai negali atsispaunyti jau, kai aš bent žinau. Jo, dirtas, tik stiekas liko dirtų. Tai 3 padariau sluoksnius. Dabar šitą reikės daryti. Vėl palipimą pasidarysiu ir varau. Pabaigti šitą sluoksnį ir eisiu. Arba dabar einam į... Ne, dabar reikia pabaigti man sluoksnį. Ne, pabaigti, nes paskiau greičiau einam miegot. Va, bus protingiausiai. 23 minutės jau filmuoju, jeiga. Ir dar tai tiek padaręs, tai čia super. Ir lietus. Žinot ką, aš geriau išjungsiu lietų, nes man pradės lagį, tai... Kur čia Word normal, va. Nes man 100% pradės lagyti, kai įsilės. Tik dabar, man kas nepatinka, tai vėl mobai. Nu, bet nieko dabar mums nepadarė, galima sakyti. Čia dedam ir čia dedam. Turbūt gerai padėjau. Galime susirinkti ir skeletonų lūtą. Šitos nugriauname. Reikia tą patį padaryti nuoj pusiai. Ką dabar dar prisiminiau, tai nieką neprisiminiau aš. Ir dabar bandom čia. Žygą čia padėjau, bet man reikia vanduo dabar tegu užsikimša. Šitą nugriaunam bloką. Ir kur aš noriu paklausti, vandeniu nepadėjau. Čia ir nebuvau padėjęs.
Opa. Oi, kaip čia mes nutekam toli. Tik, kad prie lavos ten nepatektų ir viskas bus gerai. Ir paskutinis sluoksnis beliko. Eiga. Susirenkame sėklas ir dabar ką padaryti, vėl tą patį uždengiam, tik tai dabar jau. Tai šitaip užsideng tik tai ir beliko ir viskas. Tai kiek darote jūs sluoksnių, tiek ir darykite. Ir tą patį viską padarykite. O mechanizmas ten paskiau vėl toks pat bus. Ir tikrai ant belekiek šitų lygmenų veiks. Aš padariau dabar, kai matot 5 jau. Ir dabar vėl vandens reikės, tik aš noriu pasidėti dabar blokų palipimui. tą patį ir anoj pusėj pasidarom, kad palipimai blokų būtų. Ne, nu aš nebiškai netai padėjau, bet turbūt leis dabar. Nu va šitaip turėtų saisti. Erdvę vandens prisipilti į kibirus ir bus baigtas su vandeniu. Bent didžioji dalis bus baigta su vandeniu, nes ten paskui vėl reikės vandeniu iš tikrųjų. Dabar labai sugalvojau iš tikrųjų gudriai, kaip reikia padaryti. Opa. Vėl uždėti blokus. Šitą nugriauni. Tą patį vėl anoj pusėj. Ir jau. Gal šitą video editinsiu netgi jau. Tai negalų tikrai, man atrodo, editinsiu, nes labai daug kas nori, kad aš editinčiau jau video. Kai kuriuos esu editinęs tik mažą dalį savo video. Ir vėl noriu valgyti, matau. Opa, ir jau baigta su didžiąja dalim ten tų vandens. Ir dabar, ką darysim, tai man asmeniškai patinka, yra resaunas, man labai patinka ir jau. Dabar, ką galim padaryti, tai pasidėti buketus, kitaip sakant, kibirėlius ir pasimti poliš granitą. Darysim dabar apdailą, apdėsim šonus, kad matytume kur. Tai čia. Bet čia vanduo bus, ir dabar reikia gražiai dėti, nes aš norėjau, kad man va. Šitaip, dabar dvigubą reikia šitaip dėti, nes čia bus hoperiai, kurie surinks itemus visus. Dar paskui reikia šiandien padaryti skylę, kuri taip reikia padaryti gal. Ne jau, aš tokią padarau. Gal bus ir lygų netgi. Noriu, kad būtų lygiau. Vat, ką aš darau dabar. Really. Tai matot, aš, man atrodo, ne taip padariau dabar. 100%. Jau taip padariau, taip. Atsiprašau. Aš padėjau. Bloką ir man nepasidėjo jūs. Va, ir vėl padėjau ir nepasidėjau. Gal tai būna. Bet tai pasidėjau. Reikia būti čia.
ir iškart vadėdam. Dabar, kur vanduo yra, tai šitam jau lygmenį, tai dabar galim sudėti granito blokus. Tai būtų gražesnė ferma. Opa. Aplinkui visą reikia padaryti. Čia gal paskiau dar jau reikės dar čia išgriauti šitus blokus. Galiu, antru net jų net nereikia dėti dar. Jau geriau aš nededu jų. Dabar aną pusę taip pat padarau. Va šitai. Čia jūs galite taip nedaryti, galite taip ir palikti tokią. Bet aš padarau, kad gražesnį mano būtų. Fermikį ir jau. Dabar kaip darau šitus, tai ir vėl. Opa. Dabar sudėdam čia dar blokus. Iki čia. Ir jau. Pasibaigė blokai, tai šitus gali netgi nukapoti, jų tikrai nereikėjo čia man dėti dabar. Nes čia man kitą reikės dalyką daryti, čia bus viskas su redstone uždėta. Nes man vidaus tai nereikia gražiai ten. Aš ten niekada aš neįsiu į ten. Nebent jeigu man nepaisų redstone, darysim su lyveriai, su lyvu, su tais virtimis, kad jie vadinasi, neatsimenu dabar. Lyver, turbūt. Va šitaip. Ir ten dabar dar uždedam šitus 3 blokus ir viskas. Dabar ką padarom, tai dar biškai pasiėmam blokų ir ten mačiau, beliko ten tas paskutinis jau šitas nugriauti ir uždėti ant tą, šį yra vanduo. Opa. Ir pasidarysim taip gražiai. O tai dabar ten, arba tegu tas ir būna blokas ten, ten netgi geriau, jo. Čia turi be vandens būt. Čia su vandeniu turi būti šitie 3. Va, kaip tik ir užteko blokų. Keista netgi kaip. Ir dabar, ką darysim, tai pakankamai šito dalies išskyrus vandens ten sunkiausią dalį. Vandenį. Ir atsinešiu aš šitų dalykų kai pistonų. O pistonų geriausiai tik šitie pistonai. Reikia turbūt 12 paimti, nes ten yra 12. Jo, 12 reikia paimti. Ir pasiimame šitų blokų. Irgi 12. Dabar laikinai, paskiau šitų reikės prisirinkti. Ir dabar išsimiegoti. Ir filmuojau 34 minutės. Wow. Šis epizodas netgi bus beje ilgiausias turbūt. Dabar rekordinis epizodas bus, čia kažkur creeperis, kuris mane patinka, matau. Tai dabar kaip man sumaščius, tai reikia jo dėti šitą. Jo, šitaip sudedame. Jie turi žiūrėti į viršų. Ne taip sudėjau. Nes dar čia bus blokas. Reikia juos nugriauti ir vienu bloku žemiau turbūt juos reikės pastatyti mums.
Jau vienu bloku žemiau. Bet kaip padaryti statyti vienu... Ai, nu jau. Tada čia dedame dirtą. Va čia. Ir užlipame vėl į viršų ir ką padarom, tai šitos blokus nugriauname. Čia yra vanduo. Štaip sudedame, dabar vėl nugriauname. Ir bus tikrai gerai. Ir beliko 2 yra. Dabar sudedame šitos granit blokus ant šito. Susirenkame visą dirtą, kurio mums gal kažkada prireiks, o gal ir ne. Ir jau toks padarytas. Ir dabar, kaip aš darysiu, tai reikės tų, tai vadinasi, netgi nežinau, kai dabar tie komperatoriai kažkokie. Šių retai naudoju, nes seniai žaidęs Minecraftą pakankamai. Kaip sakyti, taip, kad seniai žaidęs neseniai, bet jų dabar nenaudojas. Pavyzdžiui, dar pasikasiam dirtų, nes dabar reikia. Sakau, tada dirtų reikia per Minecraftą. Ir reikia išsimti juos, tada reikia iš čestų. Tai šitie vadinasi redstone repeater. Ai, repeater jau čia komperatoriai. Man labai tokie dalykai maišosi, man reikės jų irgi 12. Aš kam čia jų tiek daug pasidariau, netgi nežinau. Šitą galime ir vis šitie pasimti, pakankamai bus gerai. Ir dabar turi būti taip 2 blokai ir šitaip viską padarom. Sudedame repeaterius, kaip jau vadinasi, taip repeateriai redstone. Ir sudedame šitaip redstone patį. Sakiau, kad jau dar atliks. Dabar galim išmėginti, ar veiks. What? Ką aš padariau? Ai, palaukit. Jeigu šitaip, ai, gerai bus. Aš taip pagalvojau dabar. Jau galvojau, kad ne taip būsiu padaręs. Tai čia buvo pirmoji dalis ir susimatysime antrojoje dalyje pabaigime. Tai jau, iki.